Labas vakaras visiems kanalo Evangelija be cenzūros žiūrovams. Sveikinam visus su naujais 24 metais. Dėkojam visiems, kurie buvote praeitų metų ir šių metų mūsų sekėjai. Rolandai. Sveiki, brangieji, prisidedu prie Arvydo sveikinimo ir noriu pasidžiaugti ir padėkoti jums, kad buvote su mumis, stebėjote, komentavote, atliepėte į tam tikras mūsų teiginius, pamąstymus ir labai tikimės, kad ir toliau atliepsite ir būsite su mumis, nes šitas kanalas ir mūsų mintis, kurias mes transliuojame, nėra skirtos vien tik krikščioniškai arba tikinčiųjų žmonių grupiai, bet mes bandome visą šitą Biblijos ir tą terminologiją, kuri čia yra surašyta ir naudojama bažnyčiose, išversti į lietuviams suprantamą kalbą. Ir mes kaip ir esame notacijų savo laidos pasirašę, kad šitas kanalas yra skirtas žmonėms suvokti, kodėl Kristus, ką jisai čia nuveikė žemėje ir kas įvyko Kristaus prikėlimu iš numirusių. Ir mes esame giliai įsitikinę, kad visa žmonija yra išgelbėta Kristuje ir Kristaus tikėjimu ir jo teisumu. Dėl to Kristus buvo prikeltas, nes Dievas jame neužskaitė jokios nuodėmės ir tai yra mūsų išteisinimas kaip žmonija, sutaikinimas su Dievu, su Kūrėju. Ar jūs tikite Dievu ar netikite, nuo to Dievas nepasikeičia, tiesiog taip yra. Ir šitai mes esame įsitvirtinę ir tiesiog norime su jumis dalinti savo mintimis ir kažkiek pastumėti jūs, kurie mąstėte giliau pamastyti ir užduoti klausimus, kurie negalvojate ir nemąstėte apie tai, tiesiog galbūt pradėsite mąstyti, o kodėl aš, o kas čia yra per Kristus, kodėl mes švenčiame Kalėdas, kodėl yra Velykos. Tai vis tiek yra prasmingos šventės ir labai svarbu turbūt suvokti jų tą, maksimaliai esminę prasmę. Taip. Nes žmonių pažinimas, vėlgi Biblija sako, yra dalinis. O, Rolandai, aš irgi prisijungiu prie šitų sveikinimų ir aš manau, kad mes patys su tavim kartu per tos praeitus metus daug ką įsiaiškinom, daug kame atradome atradimų, patys savyje atradome. Įdomių dalykų ir už tą drąsą. Ir kad pabuvome ir klaunais, ir idiotais, taip, ir ko tik nori, ir ačiū, viskas yra visiems, gerai. Visiems ačiū ir svarbiausia, kad Rolandai mums su tavim buvo smagu dalinti šitą žinią, mes neišsigandom ir dėkojom visiems, kurie taip gausiai prisijungėt prie šito kanalo stebėtojų rato ir patikim, kad šiais metais mes irgi, aš manau, ne vieną kartą sukursime kažkokią įdomią temą jau dėka jūsų protingų, mūsų padrasinančių žinučių, kurie leis mums tas laidas ir pagvildenti įdomias temas. Taip, ir būtent dėka komentarų ir jūsų pasisakymų mes tikrai galėsime kažką ir naujo apčiuopiamai kažką padiskutuoti ir galbūt su jumis pasidalinti. Taip, kaip mes mąstame šiai dienai. O kad mes visi esam inertiški ir mes gaudom tą informaciją šitose informaciniuose laukuose, kiekvienas turime savo kažkokius susikūrę stulpus ir tiesas. Ir tos tiesos mus laiko ir tos tiesos mus stumia ir skatina daryti, išpažinti, veikti, dalintis. Taip ir mes turime susiformavę iš tos pagrindinės šaltinio iš Evangelijos. Taip pat mes turime savų pamąstymų su Rolandu, kaip mes skaitome ir kaip mes suprantame šitą žodį. Ir šiandien tą laidą su Rolandu pradėsime iš vienos labai nuostabios knygos. Tu kažkaip mano vardą dažnokai mini, žinai, yra parašyta neminėk viešpatės vardą. Tai tu ne viešpats. Tai yra nuostabi Rolandai knyga, aš ją paskui pacituosiu, kas ją parašė, o kaip įvadas į šitą laidą, apie ką mes diskutuosim, aš jūsų pažindinsiu ir tiesiog paskaitysiu. Išspręsti realaus gyvenimo ir moralės prieštaras galima dviem būdais – pakeisti gyvenimą arba moralę. Atrodytų pasirinkti paprasta, abejoti nėra ko. Žmogus gali liautis darąs tą, ką mano esant bloga.
tačiau negali liautis manęs, kad tai yra bloga. Taip ir būtų, jei inercijos dėsnis neišvengiamai galiojantis ne tik negyviems kūnams, bet ir žmonių bei tautų gyvenimui. Žmonės veikiantis dėsnis labai teisingai išsakytas Evangelijoje. Žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Šio dėsnio esmė yra ta, jog didžiuma žmonių stengiasi nepažinti tiesą, o įtikinti save įtikinti, kad jų gyvenimas, kuris jiems atrodo malonus bei įprastas, kuo puikiausiai dera su tiesa. Ir visus metus, mes praeitus metus kalbėjom apie tiesą, iš kur yra tiesa, kas yra tiesa, kas tiesos šaltinis. Ir iš tikrųjų mes besiblaškantis žmonės šitose informaciniuose srautose, kurie pilna informacijos ir jinai iš tikrųjų apsigyvena mumise, jinai užvaldė mus. Ir galiu prisipažinti, kad ir pats kartais esu pagautas informacinio srauto ir negaliu atsitraukti, nes ir tai yra teisingai, ir ten yra teisingai kalbama. Ir mes tada turime tą naratyvą bėgti ir sakyti, tai yra ten tiesa. Ir kartais net nepajaučiam, kada ta vadinama menama kabutėse tiesa tampa mūsų kasdienybė ir jinai suformuoja mus ar tai iš elektroninio šaltinio, bet dažniausiai mes kalbame kaip tikintieji, kalbame iš tos vienos knygos, kuri yra šventa, kuri yra nedaloma, kurią negalima interpretuoti, kuri yra nuleista mums iš dangaus ir mes kaip tabu, mes negalime jos kitaip suprasti taip, kaip ten parašyta, nes ten yra parašyta. Ir šiandien mes ką mes padarėme, mes sugriovėme šitą įsitikinimą, kuris tikrai daugumai krikščionių nelabai patinka, bet mes savo laidose jau kalbėjom. Jeigu mes žiūrime skirtingus vertimus, mes matome skirtingose vertimuose tą pačią vietą, bet skirtinga mintis išdėstyta. Tai dabar klausimas, kuri yra neginčijama knyga, pravoslaviška, katalikiška ar dar kokia kita su savo vertimais. Jau. Tai šitoje vietoje ir reikalingas, kas reikalingas, mes sakome, Kristaus protas, kuris mums duotas, kad suprasti raštus. Taip. Gal vėlgi, ar reikėtų turbūt, va dabar, kai mes ir kalbėjom, kad išversti žmonėms, kurie nieko bendro su krikščionybė ar bažnytinė terminologija neturi, ką reiškia Kristaus protas. Nes labai keistai nuskambėtum tarp savo draugų tarp ir sakytum, aš turiu Kristaus protą. Ir tada sakytum, galbūt jau pačiuožęs, ne taip? Jau tu pačiuožęs tada. Bet vertimas galbūt būtų kreipinys į antrą laišką, Pauliaus antrą laišką Timotiejui, kuris jisai sako, pirmam skyriui 7 eilutėje sako, kad mes gavome ne baimės dvasią, bet jėgos, drąsos, sako, meilės. Aš jau kalbu dabar truputį plėstinį tokį vertimą, kad sako, savitvardos dvasia arba su savitvardos savybė tokia, būtent per šitai, per Kristų, ar ne? Arba sako, sveiko proto, tai reiškia sveiko proto, nenučiuožusio, nekokio, o sveiko proto, nuovoko, sako, gavome, išminties, balanso ir dar, kaip ir sako, emocinės ir socialinės brandos. Tai va, ką apima šitas pasakymas, gavome Kristaus protą. Čia Pauliaus pasakymas yra pirmame laiške korintiečiams, tik nepasakysiu, kuris skyrius. Galbūt pradžioj ten kažkur, galbūt antram. Žodžiu. Jo, ir čia mano pacituoti. Kaip man pavyko vertimas? Labai gerai. Labai gerai. Ir Rolandai, čia su mūsų žiūrovais pasidalinau tą citatą, kuri buvo parašyta, aš skaitau, genialaus 19 amžiaus pradžios pranašo. Jis yra rašytojas, bet aš jį pats asmeniškai vadinu pranašu, kuris atnešė šitą žinią labai neordinariai, už ką buvo atskirtas nuo pravoslavų bažnyčios, tai rašytojas Levas Tolstojus, kuris 4 kart buvo nominuotas
Nobelio premijai, kuris pasakė ačiū. Gerai, kad ne Oskaras. Ačiū, man reikia. Ir šita knyga yra Dievo karalystė jumise. Jis ją taip pavadino ir skaitė, kad tai yra jo geriausias kūrinys, tos mintis apie tikėjimą, apie filosofiją. Ir būtent ta vieta, kad sako, jūs labiau pažinote, jūs nepažinote arba nenorėjote pažinti tiesos, tai yra paimta mintis iš 1 Jono laiško 2 skyrius, ten kur kalbama, jūs labiau pamylote pasaulį ir ten nepažinote siųstą į tėvą. Jisai gan aiškiai ir taip nedviprasmiškai tuo metu pasireiškia, už ką jis buvo ekskommunuotas. Tai aš manau, kada ekskomunikuotas. Tai jeigu ir mes kartais su tavim kažkokią naują mintį taip drąsiai iškomunikuojame, mes irgi dažnai galbūt esame nesuprasti, Rolandai, bet svarbiausia, kad... Bet tai nereiškia, kad jinai yra neteisinga ar iš esmės bloga. Tiesiog yra mintis ir jinai gali būti jums priimtina, arba nepriimtina, arba kol kas nepriimtina, bet pagalvojus, pamačius, padėliojus, kartais ateina visai ir kitokios įžvalgos. Ateina ta atgaila vadinama, vėlgi verčiu į lietuvių kalbą, kas yra atgaila. Atgaila tai nėra vaikščioti keliais, verkti ir muštis į krūtinę. Atgaila tai yra metanoja, tai yra pakeisti požiūrį, tai yra pakeisti mąstymą. Reiškia, jeigu aš mąsčiau apie šitą dalyką vienaip ir aš pakeičiau požiūrį ir supratimą, reiškia, įvyko atgaila. Tai kur mano ašaros? Aš paskaičiau kažkokį straipsnį, aš daugiau sužinojau apie tam tikrą reiškinį ar daiktą arba dar kažką, įvyko atgaila, metanoja, įvyko pokytis. Ir Rolandai, pasidalindami, net jeigu mes dabar kalbam apie šitą genialaus rašytojos tą mintį parašytą, kad sakau, labiau jūs pažinote, pamilote pasaulį negu tą siųstą, kuris yra kaip substancija meilė. Ten kalbama apie pasaulį, apie tą vadinamą geismą. Kontekste, kada mes kaip tikintieji skaitom, mes turėtume susidaryti vieną vaizdą, kam buvo datuota ir apie ką kalbėjo, bet jeigu mes perkeliam ir skaitom šiandieniniam laike, nemylėk pasaulio, tai ką tada reiškia, aš tada turiu visko atsisakyti, kaip tie soseliukų jodinėti, arba atsisakyti, kaip suprasti šitą dviprasmybę, ir kada mes įsikimbam į tiesos raštą arba tą vadinamą neliečiamą tiesą, mes pradedam konfliktuoti. Tada mes galbūt susikertam su kažkokia ta postulatais, kurie atnešami bažnytinio mokymo arba tos tezės, kurios yra, nieko tu negali iš čia ištraukti ir pakeisti, nes yra rėmai, yra žodis. Turbūt, čia yra, mes esame jau turėję ir laidų, ir pamastymų apie gal žmonės, kurie vėlgi nieko bendro su krikščionybė ir bažnyčia neturi, gal net nėra girdėję tokių pasisakymų, kad jūs pasauliečiai, čia kažkokie nepasauliečiai. Dalis galbūt girdėjo, dalis negirdėjo, bet bažnyčiose ir tarp krikščionių, jų tarpe žodis mes ne iš pasaulio, o štai iš pasaulio, reiškia kaimynas pasaulietis, o aš kažkoks dvasiškis, iš tikrųjų aš dangaus pilietis, o ten yra kažkoks tais, kaip pasakyti, malkos pragarai, nepakurianti. Tai yra visiškai klaidingas naratyvas ir teiginys, kad čia kažkoks pasaulis, o čia kitoks pasaulis. Iš esmės galima tai kalbėti. Tai yra dvasinis pasaulis, dieviškas pasaulis ir yra blogio pasaulis. Šitą galima skirti. Bet jeigu žiūrėti kontekstą, kaip tu sakai, ir ką kalbėjai, jeigu žiūrėti ir kada parašyti laiškai, kad tai yra pirmam amžiuje rašyti laiškai ir kokie jie sąsają turi su pasauliu, tai esmė yra apie pasaulį, tuometinę santvarką, kuri dominavo būtent Senojo testamento reglamentavimas visas. Tai yra žydų pasaulis, tai yra Senojo testamento, Mozės įstatymų besilaikančių žmonių pasaulis. O kaip tas vieta žodis? Vat per šitą kontekstą, kai tu žiūri, tai tu suvoki. Nejaugi laiškas parašytas ir apie kažkokį pasaulį Jonas kalbėjo arba kiti apaštalai, kur už 2000 metų kažkoks bus pasaulis, o čia jau kažkoks nepasaulis. Tai jie kalbėjo būtent apie šitą. Bet žiūrovas gali, Rolandai, sudėti, tai yra žodis akių geismas. Tai žmonės dabar geidžia ir svetimų, ir turto. Tai dabar grįžkime tada prie šito istorinio vėl konteksto. Vėl, kol mes nematom istorinio konteksto, mes galime interpretuoti skirtingai. Bet
Kas domėjosi, kas nesidomėjo, istorikai, religijotyrininkai, jie gali pasakyti, turbūt ir aš nelabai suklysiu, aš nesu nei tas, savo mokslis, man įdomu, aš pastudijuoju ir dalinuosi. Jeigu žiūrėti į tai, kad žmonės tais laikais, kurie sirgo, čia kalbama apie Jėzaus laikais jau ir iki jo, kurie sirgdavo, kurie būdavo raupsuoti, kurie būdavo neturčiai, vargšai žmonės, jie visi buvo laikomi prakeiktais Dievo. O tai tokį Dievą turėjo, kuris prakeikinėjo, tai reiškia, jis prakeiktas. Ir tie, kurie buvo turtingi, klestintis, jie sakė, mes esame laiminami Dievo, mes palaiminti. Ir dabar jeigu žiūrėti, o kas buvo turtingi žmonės? Tuo metu nedaugelis. Didžioji dalis buvo turtingų, tai dvasininkai, arba tie vadinami farizėjai, įstatymo mokytojai, čia tipo kaip kunigai, pamokslininkai ir visa kita. Jie buvo turtingi. Ir jie save taip skaitė, va štai yra nusidėjėlis, o Mozė su tokiais net neleido susitikti per savo įstatymą, tu net negali prisiliesti, tada tu nešvarus, toks kažkoks tai brūdas ant tavęs, prakeiksmas pareina, reikia tada atsiskirti nuo tautos, ir yra krūva NN apeigų. Tai va, jeigu žiūrėsi per šitą kontekstą, va, kad aš nesu, jeigu aš nesu turtingas, aš esu prakeikime, tai jų akių geismas natūraliai buvo kaip tą turtą susikrauti, kaip išmelžti to reiškia, pinigo ar kapitalo, kad aš tik galėčiau pasipuikuoti, nes kad esu laiminamas. O tu bėdžiau prakeiktas Dievas. Supranti, kaip yra. Čia toks labai banalus pavyzdys, bet taip kontekste istoriniam buvo. Jo, ir aš manau, kad mums šiandien kaip tikintiesiems ir tie, kurie galbūt bando, nebūtinai žmogus, kuris ieško atsakymų, jis papuola į tą šiuolaikinę tokią tų srautų informacinių į tokią beprasmybę. Jisai lyg tai mato iš tikėjimo namų tokią skleidžiamą tokią, privilegijuotą arba nekintamą tiesą. Jisai pasižiūri informacinius tinklus, ten sąmokslo teorijų pilna yra ir netgi jeigu analizuojant tuos tinklus, Rolandai, aš matau, kad ten yra, tu gali papulti, tu 2-3 mėnesius gali sekti ir kaip tai yra gera, kaip tas žmogus super, jisai taip gerai tam išdėsto informacinį tam to politinio ar tai kažkokio įvykio sekoje, tu pasižiūrėk, praeina nedidelis laikas, jisai krenta, išlenda jo visi tie vadinami jo pokštės gyvenimo, jį tuoj pat suvalgo ir tu pats nusivili. Tu pamatai, kad žmogus yra, jis yra toks, kaip praeinantis ir jį negali tu liaupsinti, iškelti. Mes tada turim tą balansą kažkaip kaip tikintieji arba aplamai kaip sociumai turėti. Juk dabar iš tikinčiųjų vieni palaiko ten, vadinkim, užžiūrio būsimą prezidentą, kiti ne, vieni yra gerovės šalininko mūsų tautoje sekėjai, kiti yra ne, ir tas blaškymas. Ir aš galbūt norėčiau sukoncentruotai, kad mes tai jau logiškai tęstume tą pokalbį. Kol kas buvo nelogiškai iki šio momento. Tokia įdomi tezė, aš pastebėjau, Rolandai, turbūt tie, kurie žinote raštą, ten yra tokia vieta, kada pirmam laiške Korintiečiams Paulius 5 skyriui jisai rašo, kaip jūs norite, kad aš pas jumis atvykčiau. Jisai supykęs, atrašydamas tos laiškus, jisai sako, jeigu norite atvykti Galiu atvykti su meile. Su meile, su romumu. Bet sako, aš tikriausiai atvyksiu su ta lazda ir taip duosiu jums su ta lazda. Reiškia, tos tiesos arba tas formatas, netgi tokiam šventam žmogui, tas žmogiškumas buvo, irgi būdingas, irgi turbūt šitų visų paskatų arba to informacinio lauko, kurį jį supo, apie jį rašė ir gerus, ir negerus dalykus, bet čia Paulius buvo pagautas to tokio pykčio ir sako, kai atvažiuosiu su lazda, kai duosiu jums, ir aš turbūt su ta lazda jūs paganysiu, nes jums reikia tokio kietumo, jeigu jūs norite šito. Bet aš manau, pirmas laiškas, iš karto sufleruoja mums visiems. Galima paskaityti. Ir 21 eilutė. Ten galima jums namuose paskaityti. Čia mes papildėm vienas kitą, taip kad... Papildėm? Gerai. Ko norite? Ar kad ateičiau pas jūs su lazda, ar su meile ir romumo dvasia? Vėlgi, aš matau, kad Rolandai yra tos dvi visada gretinamos tiesos ir kada mes kaip
žmonės, renkamės informaciją, ar tai būtų kažkokia krikščioniška literatūra, ar tai netgi filosofija, mes neatmetam ir mes skatinam, Rolandai, mūsų žiūrovus domėtis kitą literatūrą, skaityti filosofus, jeigu neskaityti, tai bent jau klausyti, ką kalba, nes jeigu tai paėmus tą panoramą pažinimo, jin gan yra plati, nes šiandien labai susikoncentruojame į tos... Tai gal net ne kiek pažinimo, bet tu gali išplėsti savo pažinimo panoramą. Pats informacijos srautas yra labai didelis, absoliučiai prieinamas per milisekundės, yra toks išminties akmuo, visi turbūt puikiai žino, vadinasi Google. Taip. Tai ten surinkus kažkokią fragmentą žodžio gali atrasti labai daug atsakymų. Ir čia prasideda ta vadinamoji dalis, kokiu protu vadovaujasi. Ar šiokiu tokiu sektantišku, su labai siauru kampu arba požiūriu, ar iš tikrųjų vadovaujasi Kristaus protu, kur sakiau, kad tai yra nuovokos, balanso, sveiko proto, tai yra emocinės ir socialinės brandos. Kaip pasakyti, dvasia arba protas. Kai tu visą šitą įjungi, tada tu turi visą tą panoramą pamatyti ir analizuoti ir įvertinti. Prie ko lenkiu? Mes puikiai žinom tą liūdnai pagarsėjusi faktą, tai yra Rusijos agresija, ar ne? Ir žinome, kad jų, pravoslaujų kunigai, hierarchai, jie laimina šitą karą, tai yra šventas karas ir pasijungia kita ir kaip bebūtų liūdna, ta progresyvioji tikinčioji pusė arba charizmatai arba protestantai irgi daugelis pasijungia į tą naratyvą, motyvą tą. Ir kas juos pajungia? Aš mąsčiau, o priejau išvados, čia vėlgi subjektyvus mano vertinimas, išvados, aš nugirdau, kad šitas karas yra ne tik denacifikacija ir ten visi tie keisti žodžiai, jie sunku žodžiai. Ir nuginklavimas, ir reiškia juos visaip nuskausminti, bet ir išsaugoti pamatinės vertybės, taip kaip už ta prasme, už tą santuoką, už santykius, tos konservatyvius, teisingus tarp vyrų ir jie prieš. Ir čia visi sukilo iš karto už. Ir čia, tai jeigu už tradicinės vertybės, tai viskas okei, ir daugelis tai valio, ura. Sutinku, kad šita mintis taip, tai yra pagal raštą, taip, tai yra prigimtis, vyras ir moteris, čia vyksta reprodukcija ir visa kita. Ir kas gaunasi, kad žmogus, tikintysis arba krikščionis, arba tas, kuris, nežinau kokį protą turi, jisai pagavo šitą vietą ir jisai sako, jo, pritariu, valio. Tai reiškia, galima įtvirtinti tokią tiesą, žudant kitus žmonės, reiškia, čia nebėra nusikaltimas žudyti, nes aš esu už tradicinės vertybės, einu žudau. Taip? Tai reiškia, aš galiu žudyti kitokį žmogų, kuris netitinka kažkokių tradicinių vertybių. Ir čia yra pagauna, ir tada gaunasi, nepykite, broliai ir seserys Kristuje, tamsa. Tai nebėra Kristaus protas, kuris yra subalansuotas, kuris duoda plačiai pamastyti ir pasverti. Ir Jėzus pats pasakė, žiūrėkite į vaisius. Tai jeigu vaisius yra mirtis, jeigu vaisius yra kankinimai, jeigu vaisius yra prievarta, ar tai ir yra dangaus, Dievo karalystės arba Dievo principai, kuris yra meilės šaltinis? Ar tokios meilės išreiškia? Ir Rolandai, tu priminė iš karto tą naujieną, kurį turbūt daugelis irgi girdėjot, ir tie naujieji metai 24 pasižymėjo, kad mūsų Baltijos kaimynai estai, jie įteisino santuoką tarp vyrų. Tarp vienos lyties ir tai buvo toks šokas. Tarkim, Džono Veslio pasekėjai, tai metodistų bažnyčia, kuri buvo kaip stulpas vedantis mūsų tikėjimą į tą grinumą, į grinuolį,
kovoja už tiesą, už žodį, jie netgi gyvenimo būdų pasižymėjo tokiais stipriais išpažinimais. Jiegi priėmė tokį irgi sprendimą laiminti, kai jau 266 popiežius Pranciškus sugebėjo ištransliuoti pasauliui, kad tai galima padaryti tą palaiminimą, koks ažiotažas įvyko krikščioniškam pasauliui. Ne tik krikščioniškam pasauliui. Aš skaičiau, kad katalikai pasimetę, jie nežino, ką daryti, bet man buvo nuostaba, kad kitos pakraipos tikėjimo, tokio judėjimo kaip protestantai, jie netgi buvo išradingesni ir aš užsirašiau tokius du jų išsakytas dvi mintis, jos pas mane neartikuliuojasi, aš negalėjau net atmintinai tą išsaugoti, bet ten yra, paklausykit visi, kokie šūkiai. Reikia atnaujinti operacinę sistemą. Reikia, bet tai yra nedažnai būna, kada pradedi gilintis, stebėti. Romoje apsigyveno antikristas. Pranciškus šėtono tarnas, kurio dėka bažnyčia tampa naujos pasaulio tvarkos sugulovę, kaip išraiškingai, kaip metaforas parinktos. Ir tai kalba bažnyčios žmonės, kurie plečia tikėjimą, kurie nori šitų greitų rezultatų Dievo karalystėje. Bet jeigu aš jums priminčiau, kad 178 popiežius, kuris, tai Grigalius IX, kuris įkūrė inkviziciją, jisai buvo startupą padarė šitai pradininkas šitai institucijai. Jisai buvo pradininkas inkvizicijos. Ir vat visi tie tokie žmonės, kurie dabar galbūt jie nepalaikomi su Orlandu, bet tarkim, tada jie būdavo arba kastruojami, arba inkvizicijos pasiųsti tiesiai ant laužo. Tai aš dabar užduodu klausimą, ko mes norim? Mes norim inkvizicijos laikų sugrįžimo, ar mes vis dėlto kažkiek tai proto dvasioje, kurio mes iš Kristaus pagimdyti galime kažkaip tai subalansuoti. Ir čia kitas gal temos, Rolandai, jau kyla, matai, mintis yra, kaip mes šiam laike, kaip mes turime priimti tokius žmonės, kaip mes sugebėtume artikuliuoti ir kitokią mintį arba kitokį veiksmą adaptuoti, nes aš manau, kad Pranciškus jisai ne šiaip numetė šitą frazę, nors jis dabar yra apkaltintas kaip šėtono sueigos pradininkas ir ten dabar liejasi tokie dalykai, kad čia yra didelė terpė ir tie 24 metai jie bus labai įdomus. Matai, kaip yra, tada čia reikėtų prisiminti ir pagalvoti, grįžtų prie tos istorijos, kad tu dabar papasakai, tada pagalvokime apie Kristų. Kai Kristui atvedė paleistuvę, ją pagavus paleistuvaujant, atvedė prie Kristaus ir sako, jinai nusidėjo ir Mozės įstatymas liepia mums tokią užmėtyti akmenim užmušti. Ir kokį rezultatą mes turim? Tie, kurie žino, tie, kurie nežino, Kristus jisai nieko nepadarė, sako, tai jūs brolyčiai, kurie atvedėte, jeigu jūs kuris iš jūsų be nuodėmės, tai pirmas meskite ją akmenį. Ir taip išsiskirstė visi iki vieno ir liko Kristus su ta moterim. Ir Jėzus sako, užsikurtė tavo kaltintojai. Pagal įstatymą turėjo pats Kristus realiai pirmasis mest, nes jis buvo be nuodėmės. Turėjo mesti į akmenį, vykdyti Mozės įsakymą, bet jis nepakluso. Čia dar vienas akmenukas jau ne į mūsų daržą, bet tai tie, kurie sako, kad Kristus išpildė įstatymą, jis nepakluso. Tai tada grįšim prie Jokūbo, jeigu bent vienai raidė nusidedi visam įstatymui. Čia kita tema, čia mėgėjams įstatymo. Bet Jėzus sako, ir aš tavęs neteisiu, pala. Taigi tokius reikia ant ugnies sudeginti, kaip čia visi homoseksualai, jie nepaveldės dangaus karalystės, taigi skaitome raštus, tai reikia žudyti ir visą kitą. Aš tiesiog noriu įvesti, tiesiog sugretinkime, mąstykime, ar per žudimą ir naikinimą mes atnešime ir parodysime dangiškojo tėvo arba dievo arba kūrėjo meilę. Labai gerai pamąstykime. Ir čia turbūt laidos pabaigai galime reziumuoti, nes pats Jėzus yra pasakęs, aš parodžiu jums tėvą, ne?
ir kas matė. Ir reiškia, ten netgi jis sako, kad aš jums apreiškiau jo vardą. Ir šiandien tas vardas yra sunkiai artikuliuojamas žmonių ir ištariamas. Ir tą sunkų vardą kartais ištarti netikintiesiems, sakyti tą žodį, jo vardas yra meilė, nes jisai taip pamilo, ne mes, o jisai pirmas mus pamilo. Ir čia Evangelijos yra ta jėga, malonės jėga slypi, kad ne mes, o jisai pirmas pasirinko, būtent matant tokius gėjus, negerus, piktavalius, kurie... Nekadėjai, mums reikia laikas jau. Laikas jo. Tai aš šitą pokalbį su Rolandu baigiu, bet aš manau, kad mes jį pratęsim kitoje laidoje. Ačiū visiems, kurie buvot kantrus, kurie šiais metais pradėjot su mumis. Tikiuosi, jūs pasiliksite su mumis ir šitais metais, būsite mūsų sekėjai, mūsų neoficialūs, kaip jie vadinami, kritikai, ir oficialūs, ir neoficialūs. Būkit mūsų laidos sekėjai ir užsiprenumeruokit šitą laidą. Mes laiminam, mes džiaugiamės, kad mes turime šitą ratą žmonių. Rolandai, gal palinkėsi ir tu? Tai aš iš tiesų, prisidėdamas prie tavo palinkėjimų, tiesiog visas šitas mintis kontekste ir linijos aš tiesiog linkiu iš tiesų blaivaus, stabilaus, balansuotos, nuovokaus mąstymo ir platesnio kampo. Išeiti iš tų rėmų, į kuriuos galbūt mes patys įsispraudėme, ar mus kažkas įspraudė, kažkokie mokymai. Dėl tai, kaip pasakysiu, ugdykime ir lavinkime Kristaus protą, kuris yra duotas visiems. Taigi sudie, brangieji, būkite palaiminti ir gražaus savaitgalio. Sudie.